kad jo gyvenime labai svarbu stebėti gyvenimą, stebėti, kaip kinta, kas vyksta su tavim, su kitu, analizuoti ir daryti išvadas. Labai svarbu mokytis pačiam iš savęs, nes nėra nieko geriau, nėra geresnės mokyklos, kaip aš pats su savimi. Aš pats su savimi galiu pasitarti, kas su manim vyksta. Jeigu aš labai gerai pažinosiu, man nereikės niekieno pagalbos. Aš žinosiu, kur kreiptis, į kokį aukštesnį aš, kad aš susitarčiau su juo ir jisai man paaiškintų, kas vyksta su manimi, su mano tikruoju gyvenimu. Jeigu yra skausmas ar kažkas tai skauda, ar vibruoja, ar atsiranda liūdesys, tai žinokit, kad tai yra virpesys iš jūsų sielos aukštesniojo aš. Jisai jums duoda ženklą, kad šitoj vietoje reikia kažką tai daryti ir kažką pažinti, kad tai yra kažkokia gelmė, giluma, į kurią aš turiu leistis ir keliauti. Ir kuo daugiau kelionių aš praleisiu pro save, pro savo vidų, pro savo vidinę ašį, tuo man bus tik tai geriau. Man daugiau tada nevirpės tas paveikslas ir aš gausiu vis kitą ir kitą užduotį. Tam atėjome mes į šį pasaulį, kad viską pragyventumėm. Ir mes kaip vaikai mokykloje, kur gauna mįslę ir turi ją įminti, ką tai galėtų reikšti. Taip ir mes vis kiekvieną dieną gaunam užduotį ir turime ją įminti. Pavyzdžiui, pamatome situaciją kažkokią tai konfliktinę, kur pykstasi du žmonės, vyras ar moteris, kaip jie vienas kitą įžeidinėja ir kaltina ir tai dar mato kiti vaikai. Ir jūs tada galite piktintis, įsitraukti ar dar kaip nors, o galite tik taip pasižiūrėti, praeiti ir suprasti, kad tai nėra jūsų programa, kad tai yra tų kitų žmonių programa ir jiems yra skirta ta užduotis, kurią jie turi praeiti. Todėl kiekvienas turi atsirinkti, kas yra mano, kas ne mano, kur mano yra užduotis ir kur ne. Žinoma, sako, lengviau yra pamatyti kitame kažką tai negu savyje. O todėl reikalinga kita žmonių bendruomenė, kuri pažiūrėtų į mano situaciją iš šalies ir kiti patartų ir pasakytų, ką reikia daryti vienu ar kitu atveju, nes aš pats kartais užstringu ir nematau ir negaliu nieko padaryti. Tokia yra įžanga ir pradžia į mūsų meditaciją, nes labai svarbu, kad mes medituotume realybėje, kad mes mokėtumėme atpažinti, dar kartą sakom, tos ženklus ir veiksmus, kurie yra mums patiems reikalingi, kaip praktiniai kodai, pereiti į kitą etapą razvityje, vystymosi, nes kiekvienam žmogui, taip kaip įsivaizduokim, bėgimo takelis yra skirtingo ilgio, greičio, kliučių kaip ruožas padarytas ir kiekvienas turi perbėgti, perkopti jį skirtingų tempų greičių. Kuo jis greičiau perbėgęs ir padarys, tuo jam bus paprasčiau ir lengviau gyventi, tuo jisai labai aiškiai suvoks tos gamtos dėsnius ir galės padėti kitiems. Tai dabar mes ir darysime tos užduotis ir pratimus, kaip greičiau ir lengviau praeiti pro visas tas gyvenimo negandas ar tuos nesusipratimus, kuriuos mes laikom, ar tas skaudulius, kuriuos mus vis įžemina ir mums tikrai neleidžia kilti ir suprasti savęs, kur nori tiesiog sustoti tą akimirką ir būti toje akimirkoje ir tiesiog nejudi. Tas sustingęs stovi ir tiesiog niekas nesinori. Arba kai viena mergaitė sakė, valgo tik tai čipsus ir ledus, yra taip blogai, kad nieko daugiau negali daryti ir iš to beviltiškumo supranta, kad jai tikrai blogai, bet kad darytų kažkokį žingsnį, neužtenka jėgų ar valios.
Gerai, tai čia tokie moraliniai pamokymai, kuriuos atrodo galbūt visi žino, tik dar sunku juos realizuoti į gyvenimą. Bet jeigu mes turėsime daug energijos, šviesos ir meilės širdyje, mums bus viskas lengva ir paprasta, bus 2 x 2 4 ir viskas eisis kaip iš pypkės, kaip viskas eisis paprastai ir lengvai. Norisi taip juokauti, norisi praplaškyti, norisi, kad nebūtumėm visi labai rimti, o tiesiog būtumėm kuo daugiau žaismingesni. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Pajauskim, kaip atsipalaiduoja mūsų kaklo sritis, nugarinė dalis, pečiai. Pajauskim pečių juostą, kad jinai vis labiau atsipalaiduoja, kad galėtų visos energijos, kurios yra aplink mus, lengvai generuotis, suktis, kad niekur nebūtų įtampos. Dar labiau atsipalaiduokim, palikim visas mintis. Tai, ką mes kalbėjome, pamirškit. Tai yra skirta fiziniam lygmenį, tam, kad galėtumėm geriau realizuoti savo fizinius gabumus, fizinės galimybės. O dabar atsipalaiduokim ir įsivaizduokim, kad dabar aš esu kaip vanduo. Pamatykite vandenį ir tiesiog įsivaizduokit, kad aš tiesiog išsileidžiu, ištirpstu kaip vanduo. Tiesiog mano visa esybė, visas kūnas, visa energija pasklinda kaip vanduo. Vis nuo viršaus, taip iki apačios, viskas vandenyje. Ir aš plečiuosi ir banguoju. Jūra yra visai rami, o aš esu paviršiuje. Ir aš tiesiog banguoju kaip jūra, nes aš esu ta jūra, banga. Ir pajauskit ramybę, spokojствие, pusiausvyrą. Nuraminkit viską, kas yra jūsų viduje. Nėra minčių, nėra problemų, nieko aplinkui nėra. Yra tik tai viena graži jūra. Jūs matote krantą, smėlėtą krantą, nes jums reikia kažkokios tai atramos, kad jūs galėtumėt jausti kraštus, kad jausti ribas, ir jūs jas matot. Jums pažįstamas krantas, saugu. Dabar pamatykit, kaip jūs išlipate iš kranto, jūs visai išsimaudėte, švari, rami, harmoninga, ir išlipate iš kranto, lipate į kopas, į smėlį. Jaučiate kiekvieną žingsnį, kiekvieną pėdą. Ir jums taip gera ir ramu. Jaučiate, kaip per jūsų galvą, nugarą eina šviesos energija. Nes jaučiatės įsitempę dar, nerimastingi. Bet jums nėra ko nerimauti. Pajauskit, kaip per viršugalvį, per rankas, per nugarą teka energija.
Įkvepiam, 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 iškvepiam. Dabar įsivaizduokit, kad ištiesite rankas į priekį ir ant jūsų rankų pamatote baltą rutulėlį, baltą šviesos rutulėlį. Negalvokit, iš kur jis atsirado, bet jis atsirado. Pažiūrėkit, kokio skaidrumo, kokio šviesumo, kokio didumo. Tai yra energija, šviesos energija. Jinai atsiranda tada, kai aš esu pasiruošęs ir atvėręs savo vartus. Kas yra vartai? Tai yra energijos vartai, kurie yra priešais jūs. Ir jūs galite matyti, kaip plečiasi energetinis laukas į šonus nuo jūsų. Kuo didesnis išsiplėtimas, tuo didesni energetiniai vartai. Tuo plačiau ir daugiau galiu aš apimti savo širdies ir gyvenimo, tuo plačiau ir platesnis mano gyvenimo diapazonas, kuriame aš galiu veikti. Pažiūrėkit, kokio pločio atsiveria prieš mane vartai. Pažiūrėkite į save iš vidaus, kaip aš dabar atrodau. Taip yra dėl to, kad aš esu energijos stulpas, šviesos energijos. Kuo daugiau energijos turėsiu, tuo daugiau galėsiu darbų padaryti, ne tik tai apie išorinius, bet vidinių darbų padaryti. Tuo daugiau galėsiu aš savęs išvalyti, priimti, generuoti energijas, kitas idėjas. Viskas vyks automatiškai ir galiu pamatyti, kaip ta energija dabar yra mano viduje ir jinai tiesiog kiaurai eina į apačią. Nes manęs tokios kaip fizinio kūno aš nematau, aš matau tik energiją, kuri yra tiesiog iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų. Aš galiu stebėti, kaip jinai juda, migruoja, sukasi aplink savo ašį. Galiu dabar matyti, kokio pločio prieš mane atsidaro energijos vartai. Tai panašiai būtų kaip, žinot, kaip būtų ne upė, bet kelias, tokia juosta, kuri nusidriekia nuo manęs iki, nematau ribų, bet matau kaip tiesiog juostą matau, kuri tęsiasi. Nematau kiek, bet tęsiasi. Tai juosta tai yra mano gyvenimo kelias ir tai yra tam tikros ribos, kuriuose aš galiu judėti, kurios man yra duotos kaip galimybė.
ir aš galiu pats spręsti, kaip juo judėti. Ir dabar pabandysime mes juo judėti. Pasiruoškim. Vienų keliukas yra siauresnis, vienų kaip siūlas gali būti, kitų kaip greitkelis. Ir nepergyvenkit, viskas yra normalu, taip kaip mato, taip ir yra. Ir dabar pradėkim judėti į priekį. Galit šiandien atsargiai vieną koją, kitą koją ir jausti, kaip aš jaučiuosi, išeidamas iš savo komforto zonos, iš savęs, į tą realybę, kurios aš dar nežinau ir nepažįstu, bet aš apie ją labai norėčiau daug žinoti. Ir pradedam eiti. Galit aplinkui matyti, ką jūs matot. Vieni matys miškus, kiti pastatus, kiti dykynę, kalnus, tarpeklius, pavojingas meškas, kelmus, visi skirtingai. Tai irgi yra tik simboliai, kurie simbolizuoja tam tikrus įvykius, kurie yra numatyti, bet aš juos galiu labai lengvai praeiti, jeigu aš praeisiu, o neužstrigsiu spręsdamas tų problemų prigimtį ar analizuodamas, o suprasiu, kad tai yra mano keliai, mano pakeleiviai, kaip vaizdiniai, kuriuos aš turiu pamatyti ir tiesiog praeiti. Pažiūrėkite, jisai dabar truputį sukasi, tas kelias į kairę, po to vėl matau tiesiai, vėl sukasi skirtingai. Nebūna kelias vien tik tiesiai, būna visaip. Kodėl į kairę? Tai yra susijęs su smegenų pusrutuliais. Galite stebėti savo smegenų veiklą, kai jūs keliaujat kartu, kaip įsijungia vieni ar kiti smegenų centrai, kai jie perspės jūs dėl vienų ar kitų dalykų. Nes jūs dabar vedžioja, nes aš dabar matau, kad į dešinę einam. Kodėl mes vaikštom? Dėl to, kad mums būtų lengviau realybėj. Mes dabar praeiname tą taką ir gali atsirasti pojūtis vėliau, kada jūs sakysit, o aš jau šitą vietą mačiau ir šitą vietą buvau. Kažkur aš jį mačiau ir kažkur aš buvau, tik neprisimenu kur.
Tai bus tai, ką mes dabar praeinam. O po to sakoma, kad liks pakartoti tą kelią ir yra lengviau pakartoti, negu iš naujo eiti naują medžiagą. Čia sako, kaip mokykla, kaip vadovėlyje. Kai būna nauja medžiaga, jinai būna sunkesnė. Kai jau tą patį kartoja antrą kartą, jau būna viskas paprasčiau ir lengviau. Dabar veikia mūsų visi smegenų centrai, gali galvą skaudėti, galit jaustų spaudimą, nes viskas įsijungia, veikia, visos struktūros smegenų. Nes įsidėmės tą kelią jūsų smegenų centrai ir žinos, ką kad kuriuo atveju reikia daryti. Jie taip tiesiog veiks automatiškai ir jums padės spręsti vieną ar kitą sunkumą. Nereikia bijoti susitikti su savimi. Dar vis keliauja. Ir matau, kaip vis sukiojasi tie keliai ir vinguriuoja. Ir visus skirtingai. Kai kas jau pavargo, prisėdo ir sako, jau viskas, daugiau nebeisiu, užtenka. Ar taip gali būti? Tai gana labai intensyvus etapas. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir dabar tą vietą, kur jūs nuėjote, palieskite dešinę ranką ir tiesiog parveskite savo avatarą dešinę ranką. Galite tiesiausiu keliu arba galite truputį arba pakelti, arba labiau nuleisti, arba švelniai ratu ir įvesti atgal į krūtinę. Atgal parvesti per tuos vartus, per kuriuos išėjo. Sugrįžtant visi atgal į savo vidinę širdį, į vidinį centrą, nes sako, kad tuoj vartai užsidarys ir grįšim į save, į ten, kur mes pradėjom kelionę ir buvom išėję. Labai gerai visiems gaunasi, visi parbėga namo, kad neliktų už vartų. Visus pareinam. Ir dabar galite jausti, kai spirale viršun, kai dabar kylate spirale aukštyn ir per viršugalvį išeinate į viršų. Ir galite jausti, kai energijos stulpas eina aukštyn, susitikti su savo angelų sargu, savo antruoju aš. Jis įgauna tokį greitį, kaip raketa šauna pirmyn. Matot?
yra jam paprasta ir greita, ir jis jau žino, randa savo namus, randa platformą, randa savo energiją, arba, kaip sakom, tronai angel, dvasinius namus, susitinka, susipina į vieną tokią kaip virvę, apsikabina stipriai, nes labai reikalinga energija, jėga, šviesos jėga. Nesijaudinkit, jūs kaip mato, taip ir yra. Vieniem reikia didesnio vaizdinio, kitiem jau reikia mažesnio. Vieniem užtenka, kad mes pamatytumėm ir pasakytumėm, kad pajustumėte energiją. Kitiem reikia dar sparnų ir angelų ir dar reikia labai daug visokių pabražainių vaizdų. Todėl visiems yra labai skirtingai. Dėl to kiekvienas, kas mato, kaip mato, yra labai gerai. Nes energetiniam lygmenyje už kiekvieno paveikslo slypi energija. Už kiekvienos vibracijos yra energija, už kiekvieno pajudėjimo yra energija. Dėl to, ką jūs jaučiat ir matot, viskas yra teisingai. Negalvokit, nekaltinkit savęs, kad nematot ar negirdit ar nesuprantat, jūs jaučiat. Ir net jeigu ir nejaučiat, vis tiek veiksmas vyksta, nepriklausomai, jūs tą pajausite vėliau. Dabar jums reikia tik atsipalaiduoti ir pažiūrėti į save iš šalies, iš to taško, kur jūs pakilot. Dabar pasižiūrėkite į save, į savo avatarą ir nukreipkite žvilgsnį į save, į savo smilkinius, pakaušį, viršugalvį. Pajauskit, kaip energija eina per visą jūsų kūną, užlieja jūs fizinį kūną, nes vyksta dabar sinchronizacija, kas vyksta viršuje, tai vyksta apačioje, kada keliu vibracijas viršuje, kyla vibracijos apačioje, jos sinchronizuojasi tam, kad vykstų harmoningai, kad netitrūktų viršus nuo apačios, apačia nuo viršaus, kaip yra mūsų kasdienybėj. Dėl to dabar, kai jūs save pakeliate, automatiškai pasikelia jūsų fizinio kūno energija. Dėl to gali kažkur vibruoti, kažkur spaus, kažkur mūsti, bet tik tai tol, kol išsilygins, sutolygės. Todėl svarbiausia kvėpuoti ramiai ir leisti tekėti viskam, kam vyksta. Galit jausti, kad fiziniam kūne atsiranda meilės energija, šilumos, nes viską tai jaučiat, kad perduoda jums iš viršaus į apačią. Visus tos impulsus, viską perduoda ir jūs tampate vis jautresni ir jautresni savo angelui sargui arba, sakom, tronai angel arba mano antrininkas aš, tikrasis aš, dvasinis aš, mano sielos dalis, kuri nori labai draugauti, kuri nori tiesiog virpa iš džiaugsmo ir tos draugystės, kurią mezga kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę su jumis, su jūsų širdimi, su jūsų avataru. Ir nori, kad jinai būtų tokia pati harmoninga kaip tronavo angelo. Ir jums tik dabar reikia sinchronizuotis ir leisti jam būti.
o jūsų fiziniam kūnui pajausti, kaip viskas vyksta išvien. Gali kažkur skaudėti, nenusiminkit, praeis, nes vibracija eina gana stipriai. Tiesiog kaip vanduo ar upelis, kai nori pragraužti kažkokią tai takelį ar rievę. Ir viskas tik dėl to, kad patektų kuo daugiau šviesos energijos į jūsų vidų, į jūsų širdį. Kiekvieną kartą, kai mes artėjam ir susitinkam, mes artėjam prie jūsų širdies. Ir kiekvieną kartą mes išsimaudome toje šviesoje energijoje, kuri gali vis labiau ir labiau prasiskverbti iki jūsų širdies, iki jūsų vidaus. Ir kuo daugiau jos patenka, tuo labiau tampate atviresni pačiu savo, su savimi. Susitikimas vyksta su pačiu savimi. Ir galite tai labai gerai dabar jausti. Energija eina dabar pečiuose, per pečius. Gali vėl maus skaudėti, priimkim taip, kaip dovaną. Nes šitą pečių juostą dabar dirbam. Nes čia labai susikaupia daug spazmų, daug tokių negandų, daug pykčio yra pečiuose, po mentėm, mentėse, kakle po kaklu. Ir visa tai turi ištirpti, ištirpdyti. Kad galėtumėt judėti ir kvėpuoti laisvai. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir pabandykim pasakyti visiems labai gerai žinomą maldą. Galite jūs ją pasakyti tyliai, savyje, nupieždami tą vaizdą, kurį sakote, įsivaizduodami tai, ką jūs sakote, kiekvieną savo širdyje, kaip medyje. Kai jūs sakote tuos žodžius, žiūrėkite į viršų ir kai sakysite tuos žodžius, tiesiog juos įsivaizduokite, kaip piešdami medį.
Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam ir kiekvienas pajaučia tokį kaip ir palengvėjimą ir galėjimą dar toliau kilti aukštyn. Išsilaisvinimas iš tokių kaip varžtų ar ribų. Aš dabar savarankiškai per tuos vartus, kuriuos pats atsidariau, per tuos ištartus žodžius, aš galiu judėti į priekį, aukštyn, kur tik noriu. Mano vartai yra atidaryti. Aš esu laisvas kaip paukštis ir galiu skraidyti, dainuot, linksmintis, daryti ką noriu, keliauti kur noriu, nes viskas yra atverta kaip knyga. Ir jūs galite dabar viską matyti. Ir rinktis. Ir rinktis taip, ką širdis, kur širdis dainuoja, ką širdis dainuoja. Ir sako, galit nieko nedaryti, absoliučiai būti savimi. Tiesiog jausti save. Aš esu tas, kas esu, aš esu tikrasis aš. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Pajausti savo vidų, savo šerdį, esybę, esmę. Kas aš esu? Pajausti tą dydį, tą visumą, prastranstvą, visatą, kaip jinai išdidėja, išplatėja į visas puses. Pajausti, kaip aš jaučiuosi. Ar jaučiat kosmosą? Mūsų siela gali net pakilti už visatos ribų. Priklausomai nuo to, kiek mes galim ir esam pasiruošę.
ir dar nuo mūsų smegenų struktūrų, kiek jie gali mus paleisti. Nes dar kol kas mūsų smegenys labai stipriai kontroliuoja ir pristabdo. Bet jau jas yra pakankamai dideliame aukštyje. Šitam aukštyje lygmenį galima norus galvoti. Jie sako, kad galim daryti viską, ką tik norim. Sako, kad jūs labai myli, kad jūsų širdys atvertos. Kad siunčiat meilę visatai. Tai yra pati didžiausia dovana. Būti kartu su visa visata, vienoj pulsacijoj, vienoj bangoj, vienoj vibracijoj. Tai yra dovana visiems, kas yra šalia. Jūs unikalios, nepakartojamos. Jūsų vibracijos dažnis dabar yra labai aukšto lygio. Galite matyti, kad prie tokios vibracijos jau įsižiebė lempos. Jeigu pridėtumėm prie jūsų viršugalvio lempą, jinai užsidegtų, pradėtų šviesti. Nes jinai šviesia, čia neoninė šviesa. Tik jūsų regėjimo spektras jos nemato, o mes matom. Pas visas užsidegė lempa. Neoninė lampa, neoninė šviesa. Ir danguje, sako, tapo labai šviesu. Mes jūs sveikinam. Jūs esat tapot švyturiais. Tiems, kuriems yra tamsu, negera. Jūs šviečiat ir esat jų kelyje kaip švyturiai. Ir jūs dabar mato visą visatą. Jūs tuo galit, sako, savim didžiuotis, nes esat visatos švyturiai. Įkvepiam. Įkvepiam. Dabar neišsigąskit,
Jie jūs truputį pridengs gaubtu, nes truputį pasaugos, kad neapsviltumėt, kad jūsų energija šviesa nepasinaudotų kiti, kad jūs būtumėte saugus, kad nusileistumėte dabar sėkmingai į savo avatarą, į savo žemę, į savo struktūrą, į savo visuomenę, į savo bendruomenę, į savo šeimą, pas savo draugus, kad liktumėt žmogumi, kad šviestumėte kaip žmogus, kaip avataras. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir skaičiuojame iki 5. 5, 4, 3, 2, 1.